Pirmą kartą Baltijos šalyse mes atvežėm Kiat asfalto frezą modeliu PM620, 600 arklio galių, 2 metrų būgno pločio. From the operator standpoint also, we have a very easy control. They can drive with 2 joysticks the machine, so there is one for the propelling, one for the conveyor. Turim 4 mašinos valdymo pultus, 2 apačioje, 2 viršuje. Dėl patogumo galima ją persimontuoti ir mašinos gale. Valdymas gan patiko. Jų išdėstymas tai labai patogus. Operatoriui tinkama platforma, ta prasme, kad jam funkcijos visos ir visas valdymas būtų kuo optimalesnis, patrauklesnis. Taip pat turim papildomą dulkių ištraukimą iš frezavimo kameros. Tokiu būdu aplinkui dirbantiems žmonėm ir darbuotojam yra mažiau dulkių, maloniau dirbti. Turim papildomų 12 ledinių žibintų, kurie labai padeda dirbti naktį, tikrai apšviečia visą frezuojamą teritoriją ir aplinkui. Turim hidrauliškai atsidarantį kapotą. Atsidarius kapotą matom visą variklio skyrių. Tai tiesiog kiekvieną dieną galima apsižiūrėti, ar užtenka skysčių, ar yra tepalo. Visi filtrai yra pasiekiami realiai grindų lygi, kad mes nestovėtume kolonėliai su pistoletu ir ilgai piltume kūrą, tai čia tiesiog yra aukšto slėgio siurblys, kuris pats susisiurbia kūrą. Ta mašina turi aukšto slėgio vandens siurblį, pistoletą galėsim rasti gale įrankių skyriui ir tiesiog po kiekvieną dieną po darbų įsiplaunam, tai labai patogus dalykas. Turim sistemą, kur galima užsipilti vandenį iš kito vandens šaltinio ir tiesiog iš kito vandens telkinio, upės ar ežero įsisiurbti vandens. Rādīt varbūt uz to iekārtu, ka viņam ir stikli, kas, teiksim, lielā stiprā vējā vai lietu. Šeit par to ir padomāts. We have the possibility to rise and lower the canopy in 10 seconds. So you are driving the machine, you are propelling the machine, and there is an obstacle in front of you. So you can just with a single pushing of the button while the machine is milling, just lowering the canopy and raise the canopy again. Tā ir daudz tādu mazu knifiņu, kas tomēr atvieglo procesu gan darbā. Tai Kiatui visą laiką yra svarbu saugumas, operatoriaus komfortas ir patogumas, ką mes čia ir turim.